Kviečiame pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti jūsų manymų Gimtosios žemės jorio apdovanojimų vertus žmones. 2013 m. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus Gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtoją apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės jorė šventėje. Per 15 metų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 4 000 ūkininkų ir kaimo verslininkų. Jau pirmaisiais fondo veiklos metais buvo suteiktos 235 garantijos už 255 milijonus litų, o nuo veiklos pradžios bendra kredito įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3 milijardus litų, už kuriuos buvo suteikta 2 milijardai 300 milijonų litų garantijų. Aš manau, čia labai didelė suma ir mūsų fondo dėka kažkiek tai prisidėjo, kad tas žemės ūkis pasikeitė. Aktualiausia buvo po Rusijos krizės, tai yra 2000 metai, kada reikėjo naujesnės technikos, o rėmimų iš Lietuvos nebuvo tokių didelių. Tuo metu dirbau su linais, ten reikėjo ganėtinai imlios ir technikos ir daug apyvartinių lėšų. Fondas ganėtinai ženkliai prisidėjo prie mano spartesnio vystimosi. Ir dabar ateina laikas, kada ruošiamasi pirkti valstybinę žemę. Tikiuosi imant kreditus, čia bus galimybė pasinaudoti vėl fondo pagalbą. Mes galime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad SEB bankas buvo pirmasis bankas, kuris tikėjo fondo paslaugomis nuo pat fondo įkūrimo pradžios. Ir mes esame išdavę pirmą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija ir turime garantiją, kurios yra numeris 1. Tuo labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad galėjome būti tas bankas, partneris, kuris su garantijų fondu pradėjo dirbti pirmas rinkoje. Su bankininkais irgi, sakyčiau, pirmais metais dirbom, tiesiog aiškinom, kas yra ta garantija, ką jinai duos bankui, ką duos klientui, kad klientui nereiks užstatyti papildomai turto, nereiks užstatyti savo namų, užteks užstatyti tik perkamą techniką. Ir patirtis su bankais irgi labai keitėsi. Jeigu pradžioje žemdirbius kreditavo tik tai didieji Lietuvos bankai, Nordas, SEBas, Svedas, tai po to įsijungė mažesnieji lietuviški bankai kaip Ūkio, Citadelė, Šiaulių bankas, Nordėja. Ir dabar šiais metais daugiausia garantijų suteikėm Medicinos bankui ir Kredito unijom. Prasidėjo tos pardinės programos pirmas, čia aš daviau Rokiškiui pieną, tai Rokiškis čia mums padarė tokią paslaugą, kadangi klientai buvom, tai padarė verslo planą. Labai problemų turėjom su paskolom, kadangi nė vienas bankas nenorėjo duoti, kadangi buvo irgi pieno krizė tada tais metais. Tai mėnesį dar laukė, tai paskui mums Nordėja davė tą paskolą. Ir prasidėjo tada bendravimas su garantijų fondu. Čia yra paskutinė turbūt paskola, už kurią garantavo paskolų garantijų fondas. Tai yra pernai buvo pastatytas naujas tvartas ir pirkta įranga. Melžimo aikštelė prailginta ir visos goliavietės, viskas. Ir tuo pačiu buvo pagerinta melžėjų darbui, tai buvo pastatyti selekciniai atpažinimo vartai, kurie sumažino rankų darbą. Įvedė iš vakaro į kompiuterį visus karves, kurios reikia gydyti, ar rujojančias, ar rektaliniam tyrimui. Ir tų vartų pagalba jie atsidaro ir kiekvieną karvę nukreipia ten, kur jai reikia, į kurį gardą jai reikia eiti. Ir jau čia melžėjom palengvina darbą. Pirma paskola, kurią išdavėm, kiek atsimenu, buvo ūkininkai, kuri turėjo pienininkystės ūkį. Kas mus labai iš tikrųjų džiugina, kad ta ūkininkė iki šiol yra mūsų banko klientė.
per tos 10 metų įgyvendinusi ne vieną investicinį projektą, kurį mes finansavome ir kurį garantavo Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Be to mūsų klientų tapo ir ūkininkės sūnus, tai žodžiu, kaip ir yra tokia šeimininė tradicija. Kada bendrauju su savo darbuotojais apie bendradarbiavimą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, visą laiką girdžiu labai gerus atsiliepimus apie garantijų fondo darbuotojus, kurie greitai reaguoja į paklausimus, labai geranoriškai pataria, nėra biurokratiški, nestabdo sprendimų priėmimo, jeigu randa mūsų kažkokių tai padarytų klaidų. Ir tas labai džiugina ne tik tai mus, bet ir mūsų klientus. Pradedant verslą reikalinga ne tik idėja, bet reikalinga ir pinigai. Tai mūsų, kadangi šaka tokia, kaip aš sakau, daug obelų tikrai bankas neima užstatą, tai mes turėjom turėti garantą, tai vat, paskolų garantijų fondas mums davė garantą ir mes sėkmingai paėmėm paskolą. Ir šiandien tikrai turim virš 1000 tonų saugyklą ir gana neblogą, modernę, į kurią, kai tik sudera geras derlius, tai pilnas ir suvažiuoja. Kaip aš sakau, jeigu ir turi pinigų savo, tai tuos pinigus gali išleisti investicijai, o jeigu turi pasiėmęs kreditą ir turi garantą, tai tikrai gali drąsiai, kaip sakant, toliau gyventi, nes, aišku, jeigu tu normaliai tvarkaisi, gal ne kiekvienam ir garantijų fondas ir garantiją duoda. Malonu pastebėti, kad tiek banko paskolų gavėjų vertinimas, tiek Žemės ūkio paskolų garantijų fondo darbuotojų kredito rizikos vertinimas sutampa ir tai rodo būtent išduotų garantijų skaičius ir mūsų kredituotos sumos, kad randam tą bendrą kalbą ir vienas kitą puikiai suprantame. Taip pat malonu paminėti, kad mūsų bendradarbiavimas ėjo ir į Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos istoriją, nes būtent pirmoji garantija suteikta Medicinos bankui už suteiktą lengvatinį kreditą naudojantis finansų inžinerijos priemonė paskolų fondui buvo suteikta būtent Medicinos bankui. Garantuotais kreditais pasinaudojo 4000 žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų. Jie į žemės ūkį ir kitus verslus jau investavo 1 700 000 000 litų skolintų lėšų. Ekologiškai ūkininkavome dėl to, kad jeigu matote aplinkui, pas mus yra miškai, graži švari aplinka, nuostabi gamta, jinai pati moka labai gražiai susikovoti, net nesinori pakelti ranką prieš gamtą. Ir techniką įsigijome, padedant garantijų fondui, kad būtų daug lengviau ūkininkauti. Įsigijome žemės ūkio techniką, plūgus, sėjamąsias, traktorius, kombainas, priekabas, su kuriomis galime greitai, našiai viską laiku padaryti. Nes šiais laikais gamtoje yra pats svarbiausias dalykas yra laikas. Kokybė, gera sėkla, gera technika. Mes esame garantijų fondui labai dėkingi, nes jų parama, jų atsvaras yra labai didelis, kadangi jie garantavo 80% už paskolą. Ir tai buvo didelė parama, didelė paspirtis jauniems žmonėms, besikuriantiems, einantiems toliau į priekį. Dėkojame, kad tokia yra įkurta organizacija kaip garantijų fondas, kuri tikrai labai daug padeda ne tik mums, bet ir kitiems ūkininkams. Tos visos tendencijos dabartinės eiti į biokūrą, biodegalus mus paskatino ir bandyti gaminti tą kūrą iš turimų šiaudų, kurių mes turim tikrai ne 1000 ir ne 2 tonų. O turim apie kokios, jeigu visus surinkti, apie kokios 6000 tonų šiaudų. Ir tai ir subrendo reikmė skolytis įrangai įsigyti lėšas. Garantiją suteikė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Mes jau antrą ar trečią kartą naudojamės paskolų garantijų fondo paslaugom ir tai palengvina patį paskolos gavimo organizavimą. Užteko įrangos ir garantijos, kad gauti reikiamas lėšas. Ir po, sakykime, 4 mėnesių gamybos matom, kad tas atsipirkimas iš tikrųjų yra įmanomas ir nėra toks labai ilgas reikalingas laiko tarpas. Paskutiniu metu tokia išiškėjo tendencija, kad turbūt įtakoja sunkmetis, žmonės prašo
kreipiasi į bankus ir prašo pratęsti kreditus. Atitinkamai bankai kreipiasi į valdybą ir prašo pratęsti garantijos, reiškia, galiojimą. Ir todėl irgi labai svarbu, vyksta tos diskusijos, žiūrima, kiek yra jau sugrąžinta, kiek ten pareiškėjas dar įsipareigojęs ir dažniausiai priimam sprendimą, aišku, esant galimybei tą garantiją pratęsti. Ūkininkas kreipėsi į mus neberasdamas išeities iš padėties. Paskaičiavom jo pajėgumus ūkio pajėgumai pakankamai nemaži, tuo labiau, kad paskutiniais metais ir produkcijos kiekis ir kaina nebloga. Ir iš tikrųjų labai geranoriškai, labai draugiškai garantinis fondas atsižvelgia į tai. Ir mes sykiu apsvarstydami su juo darbuotojais padarėm paskaičiavimus, vėl naujai ir perėmėm iš banko šitas paskolas. Ir ačiū Dievui šiai minutei, po truputį jau ateina už produkciją įmokos, mes jau ten tvarkomės, susiskaičiavom, susidėliojom tos pinigėlius ir tikimės ir mes, ir ūkininkas tikėsi, garantinis fondas tikisi, kad pradėsim, gal iš kaip nors išeisim iš tos keblios situacijos. Kredito unijas pradžioje irgi labai reikėjo mokyti jų darbuotojus. Ir mes važiavom į centrinę kredito uniją, jie sukviesdavo unijų atstovus ir pas mus atvažiuodavo tiesiog pasimokyti, kaip užpildyti reikia paraišką, kaip suskaičiuoti tas pajamas, išlaidas ūkininko. Ir dabar labai aktyviai kai kurios kredito unijos skolina ir ateityje tikiuosi, kad tikrai klientui labai paranku, nes arti jų kredito unija, nėra tiek daug biurokratinių procedūrų pasiimti kreditą ir tikiuosi ateityje bendradarbiauti su visom kredito unijom. Buvo laikotarpiai, kai mūsų bankas buvo bene vienintelis dirbantis su žemdirbiais ir kas atrodė pradžioje gal ir keistai mūsų draugiškiem konkurentam Lietuvai. Tam tikrą prasme šitas projektas, aš pavadinčiau vis dėlto projektu, Žemės ūkio garantijų fondą, tikrai pasisekė. Ir bendra makroekonominė situacija, jinai buvo pakankamai dėkinga. Kita vertus, turėjo būti ir žmonės, kurie nešė tą žinią, kurie bendravo tiek su ūkininkais, tiek su finansinėm institucijom. Ūkininkai keičiasi taip pat, nors žemė ta pati, ko gero, grūdas irgi tas pats. Dabar reikia jam siūlyti inovatyvius produktus, pakankamai greitas paslaugas ir patogias paslaugas ir savaime suprantamų bankas turi kurti jam pridedamąją vertę savo paslaugom, savo žiniom. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pirmasis iš Baltijos šalių įstojęs į Europos garantinių institucijų asociaciją. Tai iš tikrųjų labai didelė nauda keistis gera patirtim su kitom šalim. Ir vieni iš pirmųjų mes įsivedėm tokį europinį projektą, mums patikėjo Žemės ūkio ministerija administruoti paskolų fondą, kai ir kitos šalis atvažiavo pasimokyti iš mūsų, kaip mes tą projektą padarėm. Mes patys irgi mokėmės pradžioj iš Vengrijos, nes jų garantijų fondas jau dirba daugiau kaip 20 metų. Mokėmės ir iš estų, nes keliais metais anksčiau jie įsikūrė Žemės ūkio garantijų fondą. Taip pat mokėmės ir iš italų, nes ten garantijų institucijų yra tūkstančiai. Jos veikia kiekvienam regione ir jie iš tikrųjų turi labai didelę patirtį. Taip, kad keičiamės tą patirtim abipusiškai. Kviečiame pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti jūsų manymų Gimtosios žemės jorio apdovanojimų vertus žmones. 2013 m. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus Gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtoją apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės jorė šventėje. Kitoje laidoje pasakosime, kaip pasigaminti užgavėnių kaukes. O šiandien dėkojame, kad žiūrite mus,
kad siūlote kandidatus Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams ir laukiame jūsų laiškų elektroninio pašto adresu konkursas @gimtojižemė.lt. Iki kito šeštadienio.